mano senelis Stanislavas Barkauskas, gimęs 1930 metais Pakruojyje, gyveno Bešonių kaime ir baigė Klovainių mokyklą. Vieną 1949 metų šaltą žiemos dieną Pakruojo turgavietėje buvo numesti 3 jaunų lietuvių partizanų kūnai. Beveik apnuoginti, išsuktos ir sulaužytos rankos, sukruvinti veidai. Nuo šūvių sudraskytos krūtinės ir suteršti purvais plaukai. Skausmo iškraipyti veidai liudija, kokia buvo žiauri jų mirties agonija. Turgavietės žmonės praeidavo tyliai, ašarodami, tartum nenorėdami sudrumsti žuvusiųjų ramybės, patys nežinodami, ką jiems atneš rusų sunki okupacijos rytojaus diena. Baigęs mokyklą 1949 metais su kitais Pakruojo partizanais, jis išėjo į mišką. Jo slapyvardis buvo Sapnius. Po to jie buvo pagauti ir ištremti į Sibirą. Lietuva bus laisva, rūpušės jūs! Visos komunistinės partijos ir dabar panašiais metodais – psichologiniu spaudimu, papirkinėjimu, klasta ir cinizmu, gyvenimo lygio nualinimu, valstybės lėšų grobstimu veikia ir šiandien. Lietuviai, neleiskite jiems užimti valstybės valdymo postų. Būkime vieningi. Ir taip keliavome ugnies keliu į laisvę.